sakykit, kas nutiko Juventus gynybai? Jeigu su Lietuvos Rytu 100 taškų gal ir galima praleisti, su Neptūnu puolančia komanda 82 taškai lyg ir suprantama. Su Sakalais 90 taškų. Aš galiu pasakyti, aš prisimu visą atsakomybę už šitas varžybas savo. Ta, ką aš planavau, tas nesigavo. Stengsimės studijuoti ir klaidų daugiau nekartoti. Treneri, šiandien vyrai buvo, atrodo, visiškai daugnelis. Nebuvo jokio užsidegimo, jokio noro kovoti. Ar čia buvo varžovų įvertinimas, ar tiesiog... Nemanau, kad buvo įvertinimas, visi važiavom. Žinojom, kokią svarbumą yra varžybos. Šiandieną, aš sakau, aš prisiimu visą kaltę savo. Viskas. Treneri, didžiausia problema buvo tritaškiai ar žaidimas po krepšiu, nes ten buvo daug spragų. Manau, ir tiek ir po krepšių, tiek ir iš tritaškių mes šiandien prasileidom labai daug. Iš tikrųjų, jeigu mums įmeta 10 tritaškių, tai labai daug. Kaip šita nesėkmė paveiks komandą prieš penktadienio rungtynes, vienas svarbiausių turbūt šio sezono rungtynių, su Klaipėdos Neptūnu. Nu, galiu pasakyti, mes dabar biškai psichologiniai duobė iš tikrųjų yra, bet aš nemanau, kad tai turėtų paveikti mumis labai smarkiai. Tai yra vienas varžybos, kurios praktiškai lemia viską, taip kad mes tenksimės kristi ant žemės ir iškovoti pergalę. Tai sirgalių palaikymas turbūt irgi bus ypač. Jo, aš labai noriu, kad šitas mūsų pralošimas nebūtų sirgalių priimtas tos kaip, nežinau, kaip paprasčiausiai kviečiu ateiti į varžybas, sirgti už mumis ir aš manau, kad tiek jų pastangų dėka, tiek mūsų mes pasieksim savo tikslą.